Ir dabar Jono Valančiūno baudos metimai, kurie galėjo išvesti į priekį Lietuvos komandą, tačiau tai bus tik tai vienas, taigi rezultatas lygus, kadangi Trevisas Dyneris pataikė visus 3 baudos metimus ir dar vienas italų atsakymas. Taip, rimti italų nuostoliai, tačiau Simone Pinedžiani yra treneris, kuris net ir iš to, ką turi, gali nulipdyti visai neprastą komandą. Aišku, ar tai pavyks, tai didelis klausimas. Dėl to, kad italai yra, ko gero, sunkiausiai prognozuojama komanda apskritai. Ir nuspėti, kokie jie bus, tik tai pasižiūrėjus į žaidėjų sąrašą, yra praktiškai neįmanoma, nes 2011 metais Europos krepšinio pirmenybėse Lietuvoje Italija turėjo fantastišką sudėtį, kurios, man atrodo, galėtų pavydėti ne vienas nacionalinės rinktinės treneris. Buvo ir Andrea Barnianis, buvo ir Dino Galinaris. Tačiau grupės rungtynėse jie sugebėjo laimėti vos vieną kartą, pralaimėjimus ir pasitraukė iš čempionato pirmojo barjero užėmė 17 vietą ir tai reiškia, jog Italija metams iškrinta iš ne tik Europos, bet ir pasaulinio krepšinio konteksto. Jie, aišku, negavo jokios galimybės pakovoti dėl kelialapio olimpinėse žaidynėse. Užtat buvo priversti pakovoti dėl vietos Europos patyrė čempionate Slovėnijoje. Netaiklos. Pagrindinė italų lyderio Marko Belinelli metimas iš toli ir Čerlinas Klaida atsako taip metimu iš arti. 5-3. 10 sekundžių kol kas. Europos pirmenybėse 8 komandos pateko iš karto, 16 per atranką ir viena iš 16 komandų buvo Italija. Tiesa, Italija dar kartą pademonstravo, jog vis tiek yra aukšto kalibro ekipa ir patekusi į grupę su turkais, čekais, baltarusiais. Italijos rinktinė be ypatingų problemų sutvarkė visus varžovus, iškovojo 8 pergalės iš tiek pat galimų ir turi kelialapį į Slovėniją. Ir tam čempionatui ruošiasi taip pat kaip ir Lietuvos ekipa. Gerai. Gerai. Lietuva! Gerai. Lietuva! Už Lietuvą! Už Lietuvą! Už Lietuvą! Mes devintą bagerę! Ura! Visiškus ir jie pasirinkimo cikle yra rezultatyviausi. Manas tas musikė. Ant kamano. Ant kamano. Nu. Lietuva! Pasalį. Gerai. Prieš jį dvigubą pagalbą nepavyko atmesti kamuolio atgal Mantui Kalniečiui, prarastas kamuolys ir čia pat Tirnaudas įvyko pražangos. Marko Belinelli. Ir italai bus priversti tiesiog išsimesti kamuolį iš užribio, atsiprašau, tai buvo ne Marko Belinelli, o Pietro Radori. Dėtas kūną, dėtas kūną. Panašiai į savo... Ant kiek? Ant 2. Tai čia Marko Belinelli. Mažai. Ne, panašiai, dar pažiūrėti, dar įsivažiuoju, dar pradėti. Čia tik tai pradžia pati. Tai dar įsivažiuoju dar. Pradžia tik tai. Dar įsivažiuoju dar. 10 taškų, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 atkovoti kamuoliai, 26 minutės. Čia vieną kartą kaip sakau, tai man nulūžo. Vieną sakau, kad tai nulūžo, jau nulūžo. Aš taip ir sakau, taip ir vieną kartą. Nieko, gerai. Mano čia. Gerai. 9 taškai. Jas, gerai. Nu, dabar va. Lietuva. Jonas Valančiūnas viską padarė gerai, pralaukdamas, kol varžovai apšokinės ir prašokinės, tačiau